Šioje laidoje apie Lietuvos krepšinio fanų komandą žiūrėkite. Praėjusią Vyčio savaitę vainikavo paskutinių sekundžių drama Suvalkijos derbyje. Tai yra viskas. Treneris Erikas Kučiauskas atšventė 45-ąjį jubiliejų. Į treniruotes grįžo Šakių krepšinio simbolis Marijus Užupis. Kai paskutinį kartą Vytis viešėjo Marijampolėje, tai buvo rungtynės, kuriuose komanda praleido 112 taškų ir nusileido varžovams 49 taškų skirtumų. Tai buvo didžiausias ekipos pralaimėjimas per visą sezoną. Į Sūduvos salę Vyčio krepšininkai grįžo po 4 pralaimėjimų iš eilės ir po to, kai nepaisant atrodė idealiai pradėtų rungtynių, buvo pralaimėta Šilutei. Susitikimas nesusiklosti ir turbūt kalbiausiam Vyčio nariui Augustinui Jankaičiui, kuriam tuomet pelnyti taškų nepavyko. Prisiminimai labai blogi, iš tikro. Pralošėm, nežinau, turbūt didžiausias skirtumų mano pačio karjerų ir aplamai, šiandien reikia daryti taip, kad nesikartotų trumpai tariant ir viskas. Negalim taip blogai žaisti, kaip tada žaidėm. Ir neužtenka net dvigubai geresnio žaidimo, reikia, nežinau, 10 kart geresnio žaidimo. Tikrai įmanoma nugalėti, bet reikia komunikuoti labai gynybui, žymiai labiau negu mes tai darome dažnai. Dažniausiai mums reikia tikrai. Ir reikia polimetrinių išpildymų žymiai geresnio. Ir tada viskas turi būti gerai. Nieko nėra neįmanoma, to labiau pas mus komanda tikrai yra stipri. Asmeniškai žaidėjai labai geri yra, tiesiog nesilimpo gal kažkas žaidimas, nežinau. Tiesiog vakar tokios rungtynės buvo, po rungtynių kažkaip prasta nuotaika buvo, kad taip pralaimėjom. Tai taip pat buvo ketvirtosios rungtynės, kai prie ekipos vairo stovėjo tuomet negalavusi Virginijus Sirvydį pavadavęs Erikas Kučiauskas. Darom tą, ką vakar darėm, tai turim daryti agresyviai. Nei vienai sekundė, nei vienam plote neturim abejoti. Ateikit, užveskit visus, kad visi dirbtumėm, kai treneris rašė. Ne 10 minučių, bet 40 minučių. Šiandien tikrai turim šansą. Jūs negalvokite, kad ten kažko vieno žmogaus nėra. Nu ką, vakar gerai startavom, blogai užbaigėm, šiandien turim gerai startuoti ir gerai užbaigti. Vyrai, nereikia kito rekordo jau. Kas laimės? Rungtynių pradžia buvo gan įprasta šio sezono Vyčiui. Ir nors pirmieji taškai buvo gan įspūdingi, Sheltonas Jacksonas veržėsi iki galo ir pelno 2 taškų su pražanga. Po pirmojo kėlinio ekipa atsiliko 9 taškais, o po antrojo skirtumas buvo dviženklis. Nėra čia nieko baisaus su jais žaisti. Jeigu mes tik tais laikysimės plano ir taip gynyboje dirbsite, tikrai sėkmė bus. Puolime irgi išlaiko iki galo derinius. Kas laimės? Trečiajame ketvirtyje komanda pradėjo demonstruoti atsigavimo ženklus. Kėlinį 2 taškių atidarė Augustinas Jankaitis. Tuomet Sheltonas Jacksonas smeigė 3 taškį su pražanga. Sheltonas Jacksonas ir šį kartą 3 taškai su pražanga. Sheltonas Jacksonas pirmojoje rungtynių pusėje išmetė panašų 3 taškį ir tuomet jam buvo užfiksuoti žingsniai šį kartą. Sheltonas Jacksonas atsiteisė su kaupu. Ir Vytis pajautė, kad nepaisant nesėkmių serijos ir nepaisant ilgai kliudžiusių traumų bei kitų susirgimų, tai yra ta komanda, kuri prieš sezoną buvo burta kovoti dėl aukščiausių pozicijų lygoje. Puikiai Vyčio ataka. Edvinas Jezukevičius siunčia kamuolį Augustinui Jankaičiui. Aukštaūgių komunikacija puikiai šiame epizode. Tracevičius, kaip praleidžiamas visos Marijampolės Sūduvos gynybos. Likus 20 sekundžių Vytis dar turėjo 1 taško persvarą. Įtampa Marijampolėje milžiniška. Reikia apsiginti, Juknevičius nepataiko. Antanas Udras. Gytis Radzevičius meta labai sudėtingą metimą, jo nepataiko. Tai yra viskas. Pralašas varžybos. Kova vyko, bet taško nėra. Tikėjimas buvo nuo pradžių, net ir kiek 15 buvo minuso, bet žaidimas matėsi, kad tikrai galim persilaužti. Nepaisant apmaudo persmelktos nuotaikos Rūbinėje, Erikas Kučiauskas rėžė turbūt labiausiai įkvepiančią kalbą per visą šį Vyčio sezoną. Ką Rūbiniai po 2 kėlinių šnekėjo? Nedarykite tupų sprendimų. Atsikovojat kamuolį, nulaikykite, branginkite. Jeigu vietoj kamuolio būtų 100 eurų, tai jūs kišenę įsikištumėt ir kad niekas nematytų, paimtumėt išeitumėt. Dabar vietoj to 100 eurų yra oranžinis burbulas. Šiaip tai ką noriu jūs pagirti, atidavė šiandien širdį ir sielą už tą pavadinimą. Vytis, už tuos šakius, kurie, sakykime, kai buvo sunku mums labai, žmonės atėjo ir palaikė. Tai mes turim, jeigu taip kovosim, mes turim nenuvilti toliau. Eiti, žaisti, atiduoti visas jėgas ir širdį. Davai.
1, 2, 3. Su neeiliniu iššūkiu per pastaruosius 2 savaitgalius susidūręs treneris, vadovavęs ir iki 6 žaidėjų subyrėjusiai komandai ir vėl telkęs po ligų sugrįžusius žaidėjus, sausio 25-ąją atšventė 45-ąjį savo jubiliejų. Senai pažįstam, iš tikrųjų, geras žmogus, ramus, sutarėm tikrai gerai, viskas tvarkoja, sveikatos svarbiausia iš tikrųjų. Visą gali nusipirkti, bet sveikatos nenusipirksi, tai jam to noriu ir palikėti, nuoširdžiai. Taip neatrodo, kad jisai labai daug čia reikštųsi prie kamerų, atrodo toks šešėlėje stovintis, bet manau daug ką darantis žmogus ir padedantis komandai. Ir nors visi krepšininkai turėjo paruošę linkėjimų treneriui, originaliausias čia kaip visuomet buvo Marijus Užupis. Laimėjo vakar prieš mane baudų metimus, tai manau čia jam geriausia dovana yra. Su juo labai iš tikrųjų galima apie viską pasikalbėti. Visą laiką ateina, pašneka, pajokauja, iš tikrųjų linksmas žmogus. Džiaugiuosi, kad turim jį savo komandai. Happy birthday, coach. Taip, mėnesį be krepšinio praleidęs Marijus jau lankėsi ekipos treniruotėje, bet jo ir Eriko Kučiausko baudų metimų varžybos jau kitoje laidoje.